Tai jos Rotanų valdos. Ir 20 metų čia tikrai gyvena nemažai šitų padarų. Praėjo daug metų. Pažiūrėsim, kasgi čia yra. Snigti keliai, žvejai čia nesilanko. Snaudžiantis sniegas, miškas. Tikrai atrodo Dievo ir žmonių pamirštas kraštas. Štai matote tipinės Rotanų balos vaizdą. Šuolynai, švendrės, nedidelis gylis. Bandysim apsukti čia, gal ir susidaro įspūdis, kad čia kažkas labai didelio, bet iš tikrųjų čia yra, na, galbūt keliasdešimt kvadratinių metrų plotas. Ir štai tokių balų įdomesnis objektas va yra, matote, va čia yra betoniniai blokai, tai čia stovi Pirmo pasaulinio karo dzotai, gal dėl to ir garsėja šita bala tokia tarp kauniečių pavadinimų prie dzotų Kleboniškio miškuose. Kažkada čia vyko karas, o dabar panašu, kad ramybė, niekas nieko netrukdo gamtos harmonijos, žmonių nevaikšto. Kągi, pabandysim pagauti. Vidinis aeratorius. Sunku pasakyti, ar čia įsiskiria dujos, bet kad išeitų kažkokia kanalizacija ar kažkas irgi nerealu, nes arti pastatų nėra. Gamtos paslaptis. Taigi, ką galim pasakyti? Ko gero, Rotanų šitoje vietoje, jeigu jų čia dar yra likę, tai jie greičiausiai išgyvena miego būseną, nes jokio judesio per pusvalandį taip ir nepamatėm. Vandens, kvapas, įvairūs kiti procesai, sakytų, kad deguonies balansas čia yra labai kritinės ribos ir tai keista, nes ledas atrodo ne taip senai užsidėjo. Kągi, keliausim į kitą.